Kad paskutinį kartą buvo miški išėjęs arba išvažiavęs su dviračiu, viens pats arba vien pati. Tiesiog dėl to, kad išvarė pasivažinėti. Dėl išvažiavimo. Jokios priežasties. Visiškai nieko. Kad paskutinį kartą buvo dabar. Pasiklausė, ką paukščiukas šneka. Kad paskutinį kartą padėkoja už kažkas gerą įvyk tavo gyvenime. Taip, sau. Ne kad kažkam kitam padėkoti už kažkokį taip įvykį, kur padarė tau ar padėjai kažką, bet tiesiog, kad kažkas atsitiek tavo gyvenime. Kad paskutinį kartą padėkoja savo. Kad paskutinį kartą padėkoja visata, kad tu dabar gali kvėpuoti, kad tu dabar gali gyvas būti, kad tu dabar gali vakščiuoti. Kad paskutinį kartą tu pasimėgauja momentu ir negalvoja, kas vyka vakar, negalvoja, kas vyka, kas turi vykti rytoj, kokį planą, kokį dalyką, kas turi vykti. Kad paskutinį kartą buvo dabar. Jeigu į šitą klausimą atsakyms tau sunkus ir sunkia rasti, tai patarčiau pabūti daugiau dabar. Gyvenimas ir žiauriai gražus dabar. Nes viskas vyksta dabar. Kai mes esam savo galvos, kai mes esam susikaustę, kai mūsų ego pasako istorijas ir pardavinėja pačius geriausius emocinius produktus, kaip tau jaustis, nes tavo ego ir pats geriausias salesman. Tavo ego žino kiekvieną tavo mygtuką, kiekvieną tavo emocinį triggerį, viską, ką paspausti, kad būtent tu taip ir pasijustum. Pabūk dabar, pabūk savim, nes tu nesi tavo ego, tu nesi tu, galim sakyti. Tu nesi Justas, tu nesi Tomas, tu nesi Andrius, tu nesi Jogilė, tu nesi Toma, tu nesi tai. Tu nesi. Tu esi siela, energija. Viskas tas, kas yra šitam fiziniam kūne laikinai. Tai grįžk į save, pabūk dabar, padėkok už dabar, pasimėgauk dabar ir mylėk save dabar.